Sveiki atvykę į Merkinę, labai džiaugiamės tokia didelė divizija poetų. Ir aš kaip sakiau, kad šiandien pas mus tai visos žvaigždės, tai labai ačiū, kad jūs čia, labai ačiū, kad skambės poezija čia, labai tikimės, kad žmonės iš ten kažkaip girdės, tai prašau garsiai ir drąsiai. O dar kartą labą dieną, pirmą kartą Laisvė kalbėjo, aš net pasimečiau, kaip čia dabar po jos kalbėti, bet iš tikrųjų tai labai šiandien turime daug įrodymų, kaip poezija yra didelė gyvenimo dalis. Nes šiandien pas mus vyksta vestuvės, Uošvienės jubiliejus 85 metai, žmonės čia darželius kasa, bažnyčios varpas skambės turbūt kelis kartus. Toks vyksta gyvenimas ir tuo pačiu dar vyksta ir poezija. Tai dar kartą, tai va čia yra tokia iš tikrųjų gyvenimo poezija. Labai nuoširdžiai dėkoju, kad jūs čia susirinkote ir šiame nuostabiame dekoratyvinėme Piliakalnio fone skaitysite savo eiles. Ačiū Jums labai. Tai labų dienų dar rozu, su kuo jau šiandien ne pirmą kartą sveikinuos, o su kuo pirmą kartą sveikinuos, tai tikrai labų dienų. Ir poezijos pavasario 61 poezijos pavasario grupiai labai miela būti šitam dvare, kuris vadinasi Merkinės fabrikas. Ir čia prieš jūs dabar šnekėjau patys Merkinės fabriko fabrikantai, Laisvė ir Vytaras Radzevičiai. Paplojam, kurie prisimė. Ir nežinau, ar iš mūsų kam nors dar teks tokia beveik vieša proga pasakyti ir padėkavoti ne tik už šitų renginį, bet ir padėkavoti Laisvei, kuri prisidėjo prie 61 poezijos pavasario su sklaida, su žiniasklaida. Oi, čia man reikės tuos atsakymus perrėks kažkaip. Tai va, prisidėjo viešinant festivalį, tai Laisvė dėkui, ačiū Vytarai, kad palaikai Laisvį ir ačiū Jums abiem, kad mes esam čia saugus, laisvi ir be jokių didelių įpareigojimų. O čia prisiminimui nuo šitos mūsų grupės, poezijos pavasario almanakas su visų parašais, reiškia, iššifruosit kaip nors, o jau kaip skaitysit, oi, tai čia visko rasit. Gerai, dėkui. Ačiū. Tai geros poezijos. Gerų klausimų. Taigi dėkui už gražus žodžius, o dar ties pradėkime. Aš esu iš poezijos pavasario poetų grupės Juozas Žitkauskas, Dzūkas, tai vesiu renginį ir paskui Ingalų, oi, dar kažkas nori atskris pas mus. Svarbiausia, kad nemašalai. Tai aš Ingalų skaitysiu, bet prieš tai noriu kviesti savo bičiulius, kolegas skaityti poezijų, dainuoti dainas, aktoriai Olitų Dautartaitį irgi kviesime du sykius, kad paskaitytų čionykščios iš šio krašto kilusius poetus. O pirmų noriu pakviesti poetų Jonų Liniauskų, kurį daugelis pažįstat kaip poetų lyrikų, kaip poetų satyrikų. Ta sakau dabar labai drąsiai, nes paskutiniu metu socialiniuose tinkluose jo satyrinių eilėraščių atsiranda vis daugiau. Manau, kad dar yra kuris nors vienas iš jaunesnės kartos klausytojų, kurie yra skaitę ne vienų Jono poezijos knygų vaikam. Aišku, gal kas nors ir kokį vienu kitų plepkų esat paskaitęs Jono Liniausko. Tai Jonas Liniauskas, prašau. Iš pradžių skaitysiu labai rimtai, paskui neberimtai, nes man lieka taip. Strazdų pilnas kiemas, po vieną, visi bėginėja ir tyli, ir klausos. O gėdos strazdai kada vakarėja, nes vakaras turi tobulą klausą. Nes vakaras turi ir klausą, ir aidą, ir paslaptį turi šešėlių ramybę. Ir gėdos strazdai ant šakų nusileidę, ir žaidžia garsais, kurie vakarui likę. Nedaug jų teliko, iškrito iš ryto, kiti nusitrynė per dieną, išbluko.
Ir giesmė su pauzėmis liko akytos, štai skrenda viena, iš toliau pienės pūkas. Pėdsakai, o pėdsakai nuo mūsų atsilieka, jie lieka ten, kur aidi mūsų metai. Tada pas mūsų užeina laikas lėtas, išgerti arbatos, tartum pasimetęs. Nes primena, kad nesimatėm žiemą, nors kažkada praleisdavom daug laiko, kai žodžio šilkas naktimis čiužena ir žodžiai sakinius apkibę laikės. Tik viskas iš tenai, kur tartum būta, gal tik svajota, gal kažkur girdėta. Ir sėdi laikas lyg užėmęs būta, kad niekur iš tenai nepajudėtum. Vėliau tik atsidūsta ir išeina, taip kažkada abu tėvai išėjo. Ir lieki vienas panašus į šeimą, o laiko pėdsakus užpūsto vėjas. Malūnai sumala vėją ir guli vėjas sumaltas, o su migla susiliejęs, rytais atrodo net baltas. Taip pat ant sniego atrodo, bet jeigu širena smėlį, labiau panašus į žodį, nes lygiai taip pat ir žėri. Todėl ašaroja akis, kai šviesos kitokios spindi, nes Dievui kažką pasakius, mums pradeda pintis mintis. Nepratę klausytis Dievo, o gal klausytis atpratę, kažką savai girdėjom, lyg būtumėm sakę patys. Kas tinka tinkui, tas netinka glaistui. Kas tinka glaistui, tas netinka mūrui. Betoną aišku vandeniu palaisto, kada išlieja ir gerai prižiūri. Kas tinka man, kitiems visai netinka. Nei Markesas, nei Milošas, nei Aistis. Kas jiems patinka, kabo rūbų spintoj, nes visos spintos turi skonį keistą. Drabužių spintoj vėl suknelės baras, o knygų spintos veikia kaip knygynas. Kai vyno spintos atidarė barą, tai vėl prie svetimų svečių kabinas. Tik mes už juos visus aukščiau, pastogiai. Po metų gal iškelsime ir kraigą. Išvilpojom gyvendami patogiai, kai moka ne už darbą, o už laiką. Ir dar iš tų jau neberimtų visai serijos. Čia gal labiau Radzevičiam. Ėjo briedis šalia kelio ir po nosim murmėjo. Karčiamos nėra, nors kelios dainos ją tikrai minėjo. Nesimato ir studentų, gal pamiršo atvažiuoti, tų, kur prie panelių lenda vis suradę gražų žodį. Ir todėl nėra panelių, karčiamos todėl išnyko, mokesčius todėl ir kelia ant nebesamų dalykų. Mainosi rūbai margus, vieto murma briedis nesivinės. Jei čia karčiama stovėtų, tai pabaubčiau su kaimynais. Dėkui Jonui, aš jau girdėjau komentarų, kad nerimtų būtų galima ir daugiau, bet pakentėkit. Gal išleisim Jono Liniausko šitų kabutėse nerimtų, nes kiekvienas tas nerimtas, neva nerimtas eilėraštis yra labai rimtas. Išleisim atskirų knygų ir galėsit skaityti, kiek širdis laidžia ir geidžia. Dabar noriu pakviesti ne visai jau jaunosios kartos poetė ir dailininkė, viena iš festivalio organizatorių, Verdenė Monika Valkiūnaitė. Čia mes prieš tai šnekėjom, kad mane vėl pristato kaip jaunosios kartos poetė, tai sakė, šį kartą nepristatys, tai nepristatė. Pristatė ne visai. Sveiki. Dangus buvo švininiai, o po jais kaupėsi lietus, nepratrūkstantis pulinys virš mūsų skubrių žingsnių, nupjautų rūgių ražienomis einant kiaurai visas pėdas. Sesė? Nieko. Galiu ant grindų ir negaliu atsikelti. Nieko. Va, einu per baltą lauką, labai šaltą ir varo pūga į veidą. Sesė? Nieko. Matau, kaip išveža tavo kūnelį dideliuose neštuvose. Matau, kaip verkia mama. Dabar matau, kaip negali prakalbėti. Skaičiuoju, kiek vaistų išgėrei. Metu tuščią butelį vyno ir krūvą antidepresantų pakuočių. Bijau įeiti į palatą. Dabar įeinu ir bandau neverkti. Dabar neverkiu. Paskambinu, atskambinu, mechaniškai kilnoju ragelį. Šis chalatas reanimacijos skyriuje kažkoks susiraukšlėjęs. Sesė, turiu tau krūvą klausimų, bet neužduodu ne vieno.
Skaičiuoju, kad buvo keli ramus metai, o šiandieną taip tuščia, taip tuščia. Štai verkiu. Tetos ir dėdės troleibusuose nusisuka į kitą pusę ir aprasoja stiklas. Sese, dabar žiema, savaitė prieš Kalėdas. Aš vienišas kačiukas paliktas šaltyje, kartoninėje dėžėje prie laiptų. Kniaukiu, nebežinau, ką daryti. Noriu būti maža, mergaitė, glamžyti suknę laibą ranką, šaukti tėčiui ledų, paskui apsikabinti jo kaklą, įsikniaupti į petį ir žiūrėti, kaip mane dideliais žingsniais neša tolyn. Bet niekas neapkabina, neateina, neišneša. Tada čia vienas labai, mano akimis senas, išėjęs literatūrinių slinkčių rinkinį 2023 metais. 2023. Ir jau buvo ganėtinai nuskaitytas. Labai gyvi skaitimai. Labai daug veiksmo. Ne. Sienos nuzulintos visos vienodai, nes ant baltų vietų geriausiai matyti kūno skysčiai, kokiam kampe daugiausiai miežama, kokioj gatvėje žmonės išėję iš baro suskaldė bokalu kitam pakaušį, po kurio pastato stogo nušoko žmogus, ant kurios medžio šakos ką tik buvo pasikarta. Visi žino apie vieni kitų mirtis, visi žino apie vieni kitų gyvenimą, visi žino, ateina, praeina laikas, baterijos pasibaigia, jų energiją išnaudoja visą, apie ką niekas nežino, nesantis vardai ir pojūčiai, švelnus šiurenimai pirštais per odą mylint, apsikabinimai atsisveikinant, rytinės kavos kartu, jutimai, kaip saulės lystanti žemė. Visi žino apie žemę, kurioje yra tik smiltis ir saulė, ten įšąla žemė, ten įkaista smėlis, visi žino, kad ten nieko ten nebuvo laiko ir rodmenų, kuriuose pasibaigė elementai ir baterijos keliaujantis į šiukšlyną, ten maišuose rausiasi benamiai. Tik jie sugeba perdirbti neperdirbamą, gyventi kurdama iš nereikalingumo, iš nereikšmės ir nesaties, negyvų ir nemirusių, iš nebuvimų nebūty, iš pasibaigusių baterijų, bėgančios rūgšties ir nupurvintų pirštų, dėmių ant sienų, atpasakojančių istorijas, kurias visi žino. Kas gyvena žemėse, kuriuose niekas negyvena. Tik smiltys ir slystanti kaitra, tik šaltis ir karštis, abu ribiniai, abu nepakeliami, tik istorijos benamių lūpose. Kai gęsta laužas. Ilgainiui išsimerkiu, kad nekristų plaukai į akis. Žiūriu į draugus, kurie išsikraustė į Ispaniją, po metų į Panamą, po pusmečio į Lietuvą, po 3 mėnesių į Meksiką, po 2 mėnesių į Kanadą, po pusės metų į Ispaniją, gerdavo darbo metu kablį, nepažįstamuose miestuose, šokdavo ant baro ir po to jau nieko niekam nenorėdavo pasakoti. Užsimerkiu prieš draugus, kurie tapo jogos instruktoriais, susilaukė vaikų, atsisakė bet kokių svaigalų, dabar visiems aiškina, kaip gyventi. Atsimerkiu tarp plaukų į save, vis dar tokią pačią, nieko nenuveikusią mergaičiukę, nieko nežinančią iki šiol. Vėl užsimerkiu tiesiai prieš draugus, kurie kartais grįžę kepa vištos sparnelius orkaitei, nebesvarbu, kad vegetarė, smagu, kai kartu kandant vištos sparnu jie pasakoja apie rytų šalis. Traška sparnelių kauliukai, malkos, dūmija tiesiai į draugus, kurie tranzuoja po Indiją, į draugus, kurie tranzuoja Irane, juos apiplėšia, vietiniai žmonės parsiveža, balsus iš pakelės, savaitę duoda pastogę, miegmaišį, kuprinę ir paleidžia prie kito kelio su visom maldom pavymui. Kyla žarijos, pasiekia draugus, kurie gyvena Sibire. Žiemos naktį išėjus į žygį pataria krūtinti kojų pirštus, taip nesušalsi. Žeruoja neužrašyti draugai, kai buvo per daug gyvenimo ir per giliai savom vienu ritmu. Žemės rutulys nebesiekia sapnų, kuriuose susitinkam ir geriam kartu vyną, kurdami kostiumų kolekcijas. Irgi apie tave galvoju, net dabar. Ilgai laikau apkabinus, kai pagaliau susitinkam. Ilgai laikau apkabinus, atsisveikinant.
Skyla krosnėje kepami molinukai, įsilipus į medį, žiūrint, kaip leidžiasi saulė, link draugų, kurios kartais norėtumai turėti šalia, galiausiai raudona šviesa užlieja kitą žemės pusę. Čia tik laužas, gesta už mano plaukų, užsimerkiu. Ačiū. Dėkui Verdeniai. Čia žinokit atnešė vandeniu, tai kolegos, kas norėsit atsigerti, jūs man pasakykit, aš jums pilsiu. Šitų žemaitis, kurį tu jau pakviesiu prie mikrofono, labai jau retai to Dzūkijom būna ir skaito eilėraščius, nebent druskininkuose. Prieš porą metų jam bebūnant druskininkuose, netyčia, o gal ir visai tyčia, viskas buvo sugalvota kitų, ne jo pačių, buvo jam įteikta Jotvingio premija ir tu žemaitis pavirto vienu iš, nežinau, keliasdešimt Jotvingių poetų. Tai kalbu apie poetų, dailininkų, medalininkų Gvidų Latakų. Gvidas Latakas. Ačiū. Nepradau savo knygų, palikau mašiną, tai iš atminties užrašiau tą, kurį atsimenu. 65. Pirmieji kupreliai, lošiai, įeis į dangaus karalystę. Po jų jau akli ir kurtieji, nors gal ir turėjai ausis arba burnas, po to jau visi šventieji, spiesis kaip vyrai ir moteris nuo papilės didžiojo turgaus dieną, kas sūrį lyg pilna mėnulį siūlis, kas pieno, o kas miežių sauja. Čia pat sukinėsis ir šventas Abelis, su savo šunim bei sudaužytais akiniais. Romiai žiūrės, kaip visi skuba. Pirmieji eis kupreliai, po to jau visi šventieji siūbtels, kaip negyva jūra. Ventės rage. Reikėtų tą paukštį, jūrų žuvėdrą, kirą nudobti ir tuos žydelius pasisavinti jo, su stikleliu pakritus prie geros šviesos ištyrinėti, kur kokiam pašaly žiemojas, pagautas, apžieduotas baltasai paukštis ir kokios svetimos rankos jį gniaužojo. O jis taigi mūsų tėvynės lizdus įsiritęs, patinas mūsiškis. Menkas dalykas, jeigu žiemos šalčių nepakelia ir lekia pas kokius ten papuosus. Spėlioju, kokia šnekta balbatavo tos lūpos keikdamos, ne kitaip, žinoma keikdamos, paukštį ir darbą šį menką, visai nereikšmingą už skatikus. Negi tos plonos paukštaičių kojos, balzganus, melsvos, juosvos, oranžinės, irgi raudonos tos kojos. Vertas mano gyvenimo, ar dėl to motušė gimdė mane skausmuos, išmokė raidžių ir valgių gardžių davė, kad štai čia dabar čiui savo tarp tinklų, tinkliausiųjų, leisčiau beprasmės dienas, be moters šviesos ir tamsos jos minčių, taip reikalingų šešėliniai mano pusiai. Rasiu užrašyta tų paukščių žieduos. Nuraminkite, jei galite, kompresą šaltąjį ant kaktusės mano uždėkit, kaip pridera atjautą, man žemės kirmiui parodykit, kas mažių mažulaičiais, kaltais tosion blekelėn ingraviruota, jei sužinotum, bet kuo greičiau perduokit man, nebeleiskit liūdėti. Dėkoju. Dėkui Gvidui, negerai pamiršti tekstus, nes va kiek trumpai paskaitai, beveik dar kažkokį lapelį turėjai. Aišku, viską įsiskaitėjai ir nuo lapelio. Gerai, o dabar kviečiu aktorį Olitų Dautartaitį o kartu su Olitų Dautartaitį ir ateina Stasys Stacevičius. Eina Stasiukas su mumis. Aš šalia. Visi mes šalia. Stasiukas, Stasys, šios žemės, Dzūkijos, piliakalnių, vandenų, ežerų ir visa ko žmogus, visų mūsų ir jūsų mylimas ir visos Lietuvos poetas Stasys Stacevičius. Pavadinimai iš vienos knygos Ne ėriukai nakty
ir kita luktels ūkaujančių bedugnis. Lazdynuose dar nenorėčiau surast paskutiniojo riešuto, anei atsakymų, ką reiškia gliaudyti didžiąją paslaptį, laiko turėti ar visai neturėti, pažvelgti gliaudomą tavo vienatvę ir jos viduje nieko nepamatyti, kai kevalas skauda, galvot apie brandolį, kai gelia brandolį, glostyti kevalą, gal nesikrimsti dėl savo dantų, kai naujos kartos gliaudytojus gliaudo vėjas ar paskutinysis šių metų griaustinis. Užmiršt, kaip trobas andai gliaudė speigai ir tikėjais viduj pamatyt tėvą. Dabar jau tikės pamatyt mamą. Išgirs pakvietimą už daug horizontų, galvos nepadėti ar galvą padėti, vėl trakšteli priekyje ir atminty, lyg išgairinus gairės apsisuka vėtra, Lazdynuose nereali voverė paskutiniojo riešuto ieško. Atostogos viduržemį, žiema drauge atostogauja, šnara knygos, skaidrėja toluma ir plėsdama skaitytojo žemes mane užmigdo aušra ir toluma, prižadins tolis, ugningas vakaras, diena pramiegama, naktis praskaitoma, su miegančiu alsuoja pusnynai, vėtra, atlydys, migla, o laišką ar knygelę iliustruoja pašvaistė virš merkinės, virš perlojos, kažkoks vienuolis, atsibusiu, bruožia pusnis vakare saulė, o laukai vėl švyti lyg jaunatviški laiškai, nebūtinai gražiausi, naujas tolis, susituokia su nauja toluma. Iš tamsos, iš gruodžio gilumos, skambina atlėk, kol ne velionis, tolimas žmogau, per daug žiemos ir liga nelyg žiauri malonė. Gal ir man dabar nebus prasčiau, nuo to oro, požvarbio ir šviežio, kai rūkiau, galbūt per daug pučiau į paveikslus, į akis šventiesiems. Bus tiesa, ką pasakys kranklys, svetimas pilnoms paveikslų sienoms, kai rūkiai putei gal į akis, tiems, kur paskutiniai vakarienė. Negirdėsi jų, ar jie neklaus, ko tau duonos, vyno, ar tik dūmo, ar be jų blogiau, ar neblogiau, ar netrikdo debesio artumas, du žodžius rašau, anksti, vėlai, ir abu jie vienas kitą taiso, stebi medžio Kristus, akilai, kaip užsirūkysiu ir išeisiu. Pasimelsk už mane, mano geras praeivė, sustabdo visai nepažįstamos antkapis ir pagalvoju, kiek įrašų slypi abipus užtemusio kelio namo. Pasimelsk už mane, kur bebūtum praeivė. Nebūna blogi vien blogi, o aukšti vien aukšti. Pasimelsk, kas bebūtum praeivė. Nebūna vaikai vien vaikai,
O tėvai vien, tėvai ir tėvai, ar toli tau? Praeivė, Stasys Stacevičius. Dėkui, Jolita. Dažno poeto poezijos knygos yra įvairių šalių atšvaitų ar vienas kitas eilėraštis apie svetimą šalis, bet va Gintaras Bleizgys pernai išleido eilėraščių knygų apie vienų miestų Italijon, Urbino liepsnos, apie Urbino miestų Italijon. Nežinau, ar iš ten skaitys Gintaras, ar ne iš ten, matyti ir nebūtinai iš tos knygos skaitysis, bet dabar kviečiu irgi dzūkų Gintarų Bleizgį. Nu taip, Juozai, jo, aš iš savo kiemo skaitysiu apie kaimynus, apie kągi geriausia viešai kalbėti. Kmynai man dabar yra artimiausi, keliantys suskliaustus aštrius žiedelius. Geltonos vingiorykštės, tuščiai išsiskleidusios, tolėliau ant kalno. Kiek prisimenu, laimė visad būdavo ryškiai geltona, todėl nusipirkau ne rožinius, bet pageltonintais stiklais akinius. Atrodau su jais prastai, kaip psichopatas. Kaimynė žiūri pro langą nepatikli. Prieš 10 metų mano kalė papjovė jos katę. Tai kas dabar patikės, kad grožis ir grynoji poezija man širdyje ir kad noris dainuot, kai į atmintį vyra kaip kmynai tie metai. Vakar prie Vilnelės iš savo naujosios knygos mažyčiais kuokšteliais čiuopiau ir plėšiau kūrybą. Leidau pasroviui nakties rūkuose palei užtvanką prie nakvynės namų benamiams. Iš tų namų prisigretino porą raišų barzdočių, rūkė ir spjaudė į vandenį gyrė, kad gražūs vakaro tamsoje mano eilių laiveliai. Gal ten po užtvankos akmenim paslėptas lobis fantazavo vienas, tai pagyventume radę. Arba nors kokį eurą ant alaus. Paskui uždegėm vieną mano eilėraštį ir kurį laiką buvo šviesiau. Kodėl neišsenka upės vanduo? Kodėl pasaulis toks alkanas? Čia vis tokie prie tų nakvynės namų, mes ten netoli gyvenam, važinėjom pasivaikščioti ir šiaip tai tokių ir fantazijų ir visokių dalykų irgi. Stovėjom kaip sraigė žiemą, be pasaulio krypties, be kiautų. Į kurią pusę stotis, paklausė jauna išpurtusio veido moteris. Išsipagiriojo mat, ėmė šaukti bekojis vyras ir namo užsimanė. Stotis ana ten už miško, viena naktį neik. Bekojis merkė man akį, išgirdusios triukšmą atplaukė gulbės, prie užtvankos vėjas taršė krūmų šakas. Moteris bandė prie manęs prisiglausti, bet aš atsitraukiau. Matyti, kad nelabai susigaudo, nes pirmą kartą čia pakliuvusi. Į temstantį dangų kilo užtvankos purslai, keli automobiliai žmonės skubėjo namo, tamsoje žibėjo jų lempos kaip kosminiai laivai, kaip nepasiekiamos žvaigždės vakuumo zonose. Jis poetas, tęsė bekojis, ateina čia kiekvieną vakarą, nori pakliūti į eilėraštį lachudrą. Tau sakau, jis mums nieko negali padėti. Koks gražus vakaras. Šniokštė upė, patrupinau duonos atplaukusioms gulbėms ir visi mes nirome, kiekvienas į savo naktį. Mūsų sielos blaškėsi su užtvankos paukščiais, girdėjom tik upės vandenį,
Visos stotys tik menamos, pasakiau atsisveikindamas. Ir nuėjau kaip sraigė virš bedugnės arba kaip einama vandenio. +24, bet pavėsį toks šaltas vėjas. Kalbėdama žiūriu pro pušų viršūnės išsigiedrijus į dangų. Esu apačioj su šešėliais. Ar atsimeni, kaip ši vieta atrodė prieš 40 metų? Vaikas pročiai eidavau maudytis. Ilgai gyvenu, miškas augo lyg būtų kitas. Pasaulis nutolo į atmintį. Matai, kaip siūbuoja viršūnės. Tuo ir skiriasi. Jeigu čia atsistotum prieš 40 metų, tai iš tikrųjų reiktų atsigulti ir šakos būtų tankios, susipynusios. Nori pasakyti, kad tada neįžiūrėtum dangaus? Na ir iš to, kad esame merkiniai, paskaitysiu irgi su Stacevičiaus pavardę tokį eilėraštį. Kadaise čia buvom atvažiavę ir ant kapo ėjome visi būriu aplankyti, labai lijo. Su skėčiu buvau, taip ir mane nufotografavo ir paskui atsiuntė nuotrauką ir toks eilėraštis gimė. Pilkas šiandien lietus, žvirbliai bėgioja kaip pelės po nušienautą kiemą. El paštu atsiuntė nuotrauką, kur aš prie Stasio Stacevičiaus kapo merkiniai, lietaus ir gyvųjų pusėj. Išskleistas juodas skėtis už nugaros, daugiau nematyti nieko. Ačiū. Dėkui Gintarui, o dabar kviečiu bardą ir vėl pasakysiu žemaitį Povilą Gerdenį. Labas vakaras visiems. Žemaitiškai padainuosiu šiek tiek vėliau. O dabar noriu sudainuoti vienintelę dainą savo repertuare, kurią išmokau iš natų. 30 metų darbuojuosi Lietuvos ypatingajame archyve ir tarp Lietuvos partizanų dokumentų radau vieną nedidelį lapelį su natomis. Nustatyta, kad natas ir greičiausiai užrašė melodiją sukūrė partizanas slapyvardžiu Aras. Labiausiai tikėtina, jog tai buvo Mečislovas Dargužas. Nustatyta, kad daina yra skirta konkrečiam žmogui, partizanų ryšininkiai Rožiai Teresei Jankevičiūtei Žalnieriūnieniai, vėliau tapusiai. Ir kad eilės, iš kurio atsirado daina, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos signataro, partizano, kurį galima vadinti pagrindiniu ir nuolatiniu Jono Žemaičio Vytauto patarėjų, išeitų kovojusios Lietuvos prezidento patarėjų, Petro Bartkaus Žadgailos. Jį nustatyti buvo labai paprasta, eilės jis pasirašydavo Alkupėno slapyvardžiu. Vakar minėjome Petro Bartkaus Žadgailos 100-asias gimimo metinės. Bernardinuose dabar galima rasti rašinį, prie kurio prisidėjau, o portale Archyvų LT parodų portale archyvų galima rasti virtualią parodą. Taigi jums skamba iš natų, tikrai iš natų partizanų. Mane nustebino melodija. Jinai šiek tiek kitokia, negu įpratę girdėti dainuojant folkloristus. Lūpinę armonikėlę pritaikiau remdamasis amžininkų prisiminimais, kad tai buvo vienas pagrindinių Lietuvos partizanų muzikos instrumentų.
mačiau žibuoklių jūroj, išnyrant garbanas gelsvas. Bet kas iš to dabar, kad žiūriu tavęs, jau nieks čia neatves. Bet kas iš to dabar, kad žiūriu tavęs, jau nieks čia neatves. Tu negirdi, kaip medžiai šnara, kai vėjas drasko jų lapus. O mums tarp jų ir šiandien gera, nes tu išsaugojai takus. O mums tarp jų ir šiandien gera, nes tu išsaugojai takus. Linguose eglės apšarmuotos, sustaugs vidurnakčiais vilkai. Tave atskyrė šaltos grotos, už jų tu karžike likai. Tave atskyrė šaltos grotos, už jų tu karžike likai. Petras Bartkus žuvo būdamas 24, Mečislovas Dargužas žuvo taip pat būdamas tiek pat tokio pat amžiaus. Rožė Terezė Jankevičiūtė nugyveno ilgamžių. Visi stebėjusi, kodėl jinai dukra pakrikštijo Migla. Migla buvo jos ryšininkės slapyvardis. Dėkui Povilui. Dabar kviečiu festivalio viešnią, turėtų būti iš Baltarusijos, bet iš Baltarusijos taip, ši poetė yra gimusi, baigusi mokslus, dirbusi Baltarusijoje, bet dėl daugeliu mums čia suvokiamų priežasčių šiandieną poetė gyvena Krokuvoje, rašo baltarusiškai ir į festivalį atvyko iš Krokuvos. Kviečiu baltarusių poetę Mariją Badvej ir jos vertėją Jurgitą Jasponytę. Prašom. Labą dieną. Я человек великого лесу. Гляджу на людей великой раки. Людей осторожного цуду, які ліється у простори. Людей, з долоняў чыіх растуць вёслы. На вёслы сядаюць крачкі, белыя бы яблыкі, што падаюць у ваду. Aš didžiojo miško žmogus. Žvelgiu į žmonės didžiosios upės. Žmonės atsargaus į erdvę besiliejančios stebuklų. Žmonės, kuriems iš delnų auga irklai. Ant irklų tupia žuvėdros, baltos kaip obuoliai, krintantis vandenin. Вишня ў жніўні саладзейшая за луком. Сінія слівы, іх зорная скура, фотаздымкі з Джеймс Уэба, галактыкі, рві з галін, срэбная ў вадзе. Дай мне руку, мы ўваходзім у раку, навучы мяне шэпту, рэчка. Мы залатыя, як мёд,
шэрая, як зямля, толькі колер і пах вартыя апявання і немагчымыя. Vyšnia rugpjūtė saldesnė už lukumą. Mėlynos slyvos, jų žvaigždėta odelė, Džeimso Vebo nuotraukos. Galaktikas raškykis nuo šakų, sidabrinės vandenyje. Duok ranką man, mes žengiam upėn. Išmokyk mane šnabždėti upelio. Auksiniai mes tarsi medus, pilkiai žemė. Tik tai spalva ir kvapas, verti apgiedojami. Ir neįmanoma. Жанчыны павязваюць хусткі ў лес, як у храм. Іх рукі пахнуць ажынамі. Мужчыны рахуюць 12 грахоў за забойства змяі з кіём палявання як шляху бязгрэшша, але ці трэба такі лёс Грышкам і Юр'ям на раварах? Вужы па вежы шкляной не далезуць у царства, але зямлі дзеці змеі, але зямлі дзеці людзі, цалуем хадзем. У імхі схіляцца што грыб, укленчыць над модламі ягад, узірацца ў следы на пяску. Хто быў тут да мяне? Баяцца людзей больш за ваўкоў. Рэха рух вершалінаў, дрэвы спяваюць харалы, жанчыны павязваюць хусткі ў лес, як у храм. Moteris riša skarutes miške lik šventykloje. Jų rankos kvepia gervogėm, vyrai skaičiuoja 12 nuodėmių už užmuštą gyvatę. Medžioklė su lasda kaip būdas nenusidėti. Tik reikia tokios lemties Grįžkoms ir Jūrijoms ant dviračių. Žalčiai stiklo bokštų neprišliauš karalystės. Tačiau žemės vaikai gyvatės. Tačiau žemės vaikai žmonės. Pabučiuok ir eime. Samanose kas grybas palinks. Priklups viršum uogų maldų. Įsižiūrėsi pėdsakų smėlį. Kas prieš mane čia buvojo. Bijoti žmonių labiau nei vilkų. Aidas viršūnių judėjimas. Medžiai gieda choralus. Moteris riša skarutes miške lik šventykloje. Скульптуры на дахах вакзалаў гарадоў узрошчаных чыгункай. Антычныя статуі ў ватоўках і валёнках трымаюць стрэльбы, як струнныя музычныя інструменты. На іхнія локці сядаюць чорныя галубы. Хто мы такія? Рука, забыўшыся тчэ. Дзе мы? Спляценне вуліц, як тканіна сімфоній, як сцены гуку, як цуд зачацці, як злоўленыя маланкі, як замова ад сполаху. Стома, калі яна стане мостам, дзе масты стануць сталом? Якое імя тваё сёння? З кім я гавару? Тут, на памежжы. Змест нашай памяці тасьма, вышытая чырвоным у цішыні. Для любові мне трэба столькі ж слоў, колькі ёсць іх для ветру, балота, смутку. Глядзі, тут вельмі прыгожыя летнія захады. Глядзі, тут падае снег і пахне лістотай, так як нідзе. Skulptūros ant stogų, stočių stogų, geležinkelių išaugintuose miestuose. Antikinės statulos su vatinėm bei veltiniais, laiko ginklus, tarsi styginius muzikos instrumentus. Ant alkūnių jiems tupia juodieji balandžiai. Kas mes tokie? Ranka užsimiršusi audžia. Kur mes? Gatvių persipinimas tarsi simfonijų audinys, tarsi garso siena, tarsi pradėjimo stebuklas, tarsi sugauti žaibai, tarsi užkalbėjimas nuo išgąsčio, nuovargis. Ar virs jisai tiltu? Ar tiltai pavirs stalu? Koks tavo vardas šiandieną? Su kuo aš kalbuosi? Čionai pasienį, mūsų atminties esmė, juosta, raudonai tyloj išsiuvinėta. Man reikia meiliai žodžių tiek, kiek jų yra vėjui, raistui, liūdesiui. Pažvelk, čion tokie gražūs vasaros saulėlydžiai. Pažvelk, čion krinta sniegas ir kvepia lapija, taip kaip niekur kitur. Мы з сабакам глядзім у люстэрка. Каго ён там бачыць? Žvelgiam veidrodin su šuniu. Ką jis ten mato? Ačiū. Dėkui, Marijai Jurgitai. Šitą poetą vieni prisimename arba prisimenama iš vaikystės, kiti
yra studijavę ir jis yra dėstęs jiems arba kur nors paskaitas skaitęs. Treti tiesiog žino jį. Ketvirti žino jo eilėraštį virtusią daina, tarkim, Užtrauktukas. Ir tai yra Liutauras Degėsys. Šiemet išleidęs turbūt vieną ploniausių mūsų istorijoje rinktinių Būtasis Kartinis. Rinktinių, ne rinkinių. Ačiū. Jo, tai pratęsiant reklamą, tai aš Slinktis norėčiau pareklamuoti. Leidykla, kurią visi tikriausiai žinot ir dar nesikį išgirsit. Kiek jis knygų išleidžia Juozas? Man atrodo, kiti leidėjai turėtų jo nekęsti. Tai va, taip ir turi būti. O dar norėčiau pradėdamas, na tokia irgi idėja jums pasakyti. Turiu tokį pratimą, ten jį mokymuose naudoju iš socialinių vaidmenų. Ir ten yra tokie klausimai, gal turit kokių vaidmenų, kurių niekada nenorėtumėt atlikti. Ir kai būna keista, kai kokia 9-tokė, 10-tokė sakė, niekada nenorėčiau būti uošvė. Va, jos taip galvoja. Paskui ten eina toksai klausimas, gal jūs žinot ar pastebėjot, kad yra tokie vaidmenys, kurių mes patys nepasirenkam, o mums kiti parenka. Nu ir vienas iš tokių vaidmenų yra vaikai. Tu tampi vaiku, tave vaiku padaro tėvai. Ir kas įdomu, kad tu būni vaikas ne visą laiką, o tik kol būna tavo tėvai. Kai tėvai miršta, tu nustoji būti vaikas. Aš pats vaiku nustojau būti 60 metų. Tai va, turėjau net tokių atvejų, kai manęs klausė, sako, toks pilietis 6 metų, sako, ar turi vaikų? Jo, sakau, turiu. Sako, a kiek vaikams metų? Nu kaip, sakau, 24, 21. Jis sako, kokie seni tavo vaikai? Tai aš po truputį artėjau prie to, ką norėjau šiandien pasakyti, kad rytoj tėvo diena. Ir aš turiu tokių porą eilėraščių parašęs, tokių minimalistinių visiškai. Ir šiandien aš čia turbūt tik todėl, kad Alytuj buvau ant tėvo kapo iš vakaro nuvažiavęs. Tai tėvui savo, kurį visada vadinau tėčiu. Tėti mano, kurs esi danguje, mus vis dar riša meilės vienos gija. Laikas praeina visiškoje tyloje. Metai iš metų plečiasi praraja, man vis dar kalba tavo šviesi valia, man vis dar žiauriai trūksta tavęs šalia, nesusitiksim šiapus daugiau dėja, tėti mano, kurs esi danguje. Ir toks lygsvarai dar mamai esu parašęs, nu, toks vaikiškas, bet vėl matyti iš tų laikų, kai buvau vaikas ar vis dar prisimenu ją. Tu, mama, esi kaip saulė, tu man gražiausia esi. Mieliausias visam pasauly man tavo akių spindesys, gėlėta tavo suknelė, ji tirpsta nyksta naktį, tarytum mažas paukštelis, kurio nematai išgirsti, kai belsis į langą lietus, kai glostys veidą naktis, aš taip norėčiau žiūrėti į tavo akis. Ir dar vieną tokį slemenį, atsvarai gal, jeigu man čia pavyks paskaityti jį. Labai tinka poezijos pavasariui. Toks jau amžius, kai nebereikia akinių skaitant, tai būna gana keista, kad žmogus šiaip su akiniai savos nusiima. Vadinasi, nekenčiu pavasario. Nekenčiu pavasario kur nors Lietuvoje, Joniškėje, Jonavoje, Kalabariškėse arba Balbieriškėje. Kai pagalvoju, kad jau atsibudo ne tik gėlės, medžiai ir laukai, bet ir mūsės uodai, erkės, vapsvos, krūsnės, meškos ir gyvatės, į jokį mišką beveik visai nesinori. Nepatinka, kai geriant alų į bokalą prikrenta vabzdžių, kai atsisėdus ant žolės pasidaro liūdna ir šlapia, kai paukščiai apdergia automobilį, pavėsinę, palieka ženklus ant naujos skrybelės. Nepatinka tas pavasarinis netikras klaidinantis organizmo entuziazmas. Ta apsimestinė apgavikiška diktuojanti džiaugsmą hormonų keliamą audra, kurią neišsiaiškinęs gali priimti kaip atgimimą, kaip ilgesį, kaip meilę. Tas nieko nepagristas naujumo, netikėtumo, neapibrėžtumo laukimas, papuoštas viltimis, kad kažkas pasikeis, kad daugiau nebebus kaip buvo, kad diena netrumpės, o ilgės, kad jau niekada nebus leista tamsai sugrįžti. Ir tada astronominės vasaros pradžioje
kaip pati trumpiausia naktis, per patį aukščiausią paukščių gėdojimo, žolynų žydėjimo, gėlių kvepėjimo tašką išaiškėja, kad naktis ilgėja, o dienos ir vėl pradėjo trumpėti. Kokia apgavystė tas barškantis, klebantis, rėdantis metų laikų vežimas. Kupinas visokiausių gerybių, bet kiauras kaip rėtis su vasaros beprotybėmis, rudens beprasmybėmis, žiemos išsidirbinėjimais ir pavasario melagystėmis. Kaip iš jo viskas išbyra tiesiai po metų ratais, kaip tą vežimą tempiančių laiko drakonų nasruose viskas sumažėja, praranda svarbą ir prasmę ir pradingsta, kai mes patys pavirstame baltomis plunksnelėmis, prilipusiomis prie laiko slibino lūpų. Kaip mes nuliūstame supratę, kad tas lėkimas pirmin ir buvo didžiausia apgavystė, nes jokio atgal nebus, kad reikėjo neskubėti pirmin, bet gerėti, džiaugtis ir mėgautis procesu, nes viskas pasibaigs ir galutinis rezultatas bus vienas ir tas pats mūsų visų, mūsų ir mūsų, medijų ir midijų, zulusų, zanavykų ir blusų, konservatorių ir mechanizatorių, patetikų, sintetikų ir energetikų, moterų, meteorų, norų ir morių ir tų, kur vis dar nori alaus. Rezultatas yra lavonas. Kūrinys, daiktas, istorijos laikotarpis, net žmogus yra lavonas, jeigu jis užbaigtas, nesikeičiantis, pastovus. Rezultatas tai iliustravimas vieno lavono kitų lavonų. Rinkimės, kol gyvename procesą, nes kaip rezultatai mes patys savo esame neįdomus. Kiek gali vaikščioti apsikabinę savo lavoną? Dėkui, Liutaurai. Kažkas atsitiko, nu, ką reiškia lavonai prisikėlę? Pasimetė tokius žodžius išgirsti. Kviečiu turbūt iš čia skaitančių arčiausias yra. Tai poetas, žurnalistas, Dzūkų kultūros žurnalo Dainava redaktorius Česlovas Karžinskas. Labas vakaras. Paskaitysiu iš 20 metais išleisto eilėraščių rinkinio Metai iš pradžių. Tangi čia daug apie merkinę yra, apie Stasį, Teresę. Apie mane, taip. Tai va. Džedulio kardas. Tik džedulio kardas kambarį. Tik ramybė, sienos senos, dar išėjo metai vieneri, o vis vien kažkur šalia gyvena. Po tik metų, pirmąsyk ramu, slenka laikas, kaip sunkus vežimas, bet staiga apkaršusių namų vaiduklėliai siausti ima. Visą naktį aš matau karus iš paveikslų, nulipa šventieji, praeitis gal kardas toks aštrus, nelauktai į mūšį vėl išėjo. Tik kariauti šiąnakt neišdrįs, viešpatės ranka sulaiko, kartais prašneka džedulio kambarys, sienai tiksi būta kario laiką. Merkinė. Sužimba ugnimi katė prie krosnis, it žiežirbos trovos kampus nukrato, lietaus dangaus gėlos prilyja dosniai, per turgaus aikštę bildo ratai, merkiniai lietui žiežia molio indą, Teresė Mašala Gedra Miliauskas, balutėse jų džiaugsmas atsispindi, aikštėj visų epochų dulkės plaukia. Bedugnis. Kur aš mačiau tas akis, ežero veidą, su įkritusiais debesimis, nudegintom lūpom, skardi armonikėlė, girdžiu muziką neturinčią namų, pasklidusią paežerėje prieš vėją pietuose, lakštingala treliuoja. Arti pažįstamoji esi, žolės patalose, dangaus dievybėje, lelijų vandenyje, ar mūza ir paukštis, Vilnyje bedugnis, kur aš mačiau tas akis. Nu ir apie Pelekiškę. Dirbu juodai, gyvenu baltai, keramikė Teresė Jankauskaitė.
juodi dvasiukai iš karščio ir dūmų, nejau velniukai, visi angeliukai, klėtelį pelikiškės, sustingsta išgąsdinti žaibo per lietų, kaip greitai per kūną užeina, kaip greitai nutyla, nedaug to lietaus, kol nugirdo žolę molį, o jį svajoklė vaivorišti virš miško, prigirto bedugnio, su dideliu poetu, kaip gimė ir ne kitaip. Prie mūzos malūno vienišės klėtelės, bedugnio ir požemio upės, šalia juodi dvasiukai ir laimė kaip dūmas. Dėkui Česlovai. Dabar kviečiu poetį, vertėjų, pernai tapusių Jotvingių premijos laureatė Jurgitų Jasponytė. Nežinau, ar tai depresija, senatvė, budizmas. Senelis žiūrėjo į lietų, į tyškantį vandenį ant viščiukų galvų ir nieko nedarė, nes viskas jam buvo gražu. Anūkės vardas velės burnoj, atmintis baikštus gyvis, kažin kur nuliuoksėjo. Čia šias dienas važinėjant kartu, mano vyras Marius Burokas porą kartų skaitė eilėraštį, skirtą man ir kuris pavadinimu kalbasi su mano knyga, tai aš irgi turiu eilėraštį, kuris kalbasi su jo knyga Švaraus buvimo. Kas gydo nuo mirties, nuo baimės nebūti. Kuo esu arčiau, kuo labiau nebijau išėjimo, tuo labiau čia esu. Buvimo, švaraus. Nubaidyk ir nebus aušros, nors turėtų čia būti. Vandens šniokštimas nėra žodžiai, jos tyla sutelkta žodin upė. Sala, Zarasai. Didžioji sala transformuojasi į turistinį rojų. Anapus išardytos didžiosios estrados, statant ją dar kišojo nuskendusio Stalino betoninė ranka. Bobutės renka spanguolės, rūgštynės, braškės laukinės, kol dar neišstūmė braškių, rūgštynių, spanguolių ir bobučių, iš kadaise vadinto auksiniu rojaus kranto. Ten Stalinas baloj ramiai paskendo. Didžiojoj draugystės saloj. Ir viskas. Kur kraujelį jo tekėjo, kur kraujelį jo tekėjo, kur kraujelį jo tekėjo, tenai rožė žydė, kur kraujelį jo tekėjo, tenai rožė žydė. Mirtis yra sutrikęs kvėpavimas. Ne, atsiprašau, nesutrikęs, nutrūkęs. Rusijos karo Ukrainoje dienomis vis pamirštu kvėpuoti. Vis pagaunu save atsidūstant, mėginant giliai įkvėpti. Oro trūkumo plaučiuose pojūtis. Gal seku įvykių eigą sulaikius kvėpavimą, nežinau, gal apmirštu. Kraujas be deguonės yra niekas, jis ten liejasi laisvai. Su paskutiniu kvapu išteka viskas. Laivų mūšio žaidimai, kai šaudai į žaislinius laivelius, tik reakcijos ir strategijos lavinimas. Ir viskas. Tik langelį ant popieriaus. Bet dabar paprašau dukros man nieko nepasakot apie tuos žaidimus, nes ne langelius matau. Ir viskas. Mirtis yra nutrūkęs kvėpavimas. Nekvėpuojant ląstelės apmiršta. Neatsimenu savo pirmojo kvėpsnio pasaulį.
bet gimdymai mane išmokė kvėpuoti. Nežinau, ko išmokstame mirštant. Ačiū. Dėkui, Jurgita. Dabar prie mikrofono vėl kviečiu Povilą Girdenį. Taip pat paminėsiu tėvo dieną ir skambės daina, atsiradusi iš mano šviesios atminties tėvo Alekso Stanislovo Girdenio žemaitiškos poezijos. Prieš pradėdamas dainą turiu įspėti, ypač damas. Nepagalvokite nieko blogo apie nuolat kartojamą žodį buoba. Seniesiems žemaitučiams daiktavardis buoba, boba, be būdvardžio turėjo vieną vienintelę reikšmę – žmona. Taigi, senvaik bėdas, senbernio bėdos. Tėvas eilėraštį mėgdavo skaityti svečiams. Prisimenu jis deklamuojantį dar nuo vaikystės ir man visada būdavo pašėlusiai gaila to lyrinio herojaus. Norėjau, kad daina taptų liūdna. Nežinau, ar pavyko. Torio daržin, torio druom, tik padėkė atrasti mon buob, veins be buobas derbos karsto, į vargėlką betės vargsto, veins be buobas derbos karsto, į vargėlką betės vargsto, oi karaščiau sau bobelį, balt kapaventuose lelėjel, kap myliečiau, kap bočiaučiau, kiaurą kap katel glosnaučiau, kap myliečiau, kap bočiaučiau, kiaurą kap katel glosnaučiau, kelčiau songstai korčiau ugnį, lūštom gliaušė pielis nusuknių, nepradėčiau darbas gundinti, neščiau už bobelį rundinti, nepradėčiau darbas gundinti, neščiau už bobelį rundinti. Bet bereikal deinas bieg, negaliu atrasti jau niek, tošte šiepą išiepelę, kad rusų kaliau buobelę, tošte šiepą išiepelę, kad rusų kaliau buobelę, vargsto derbo paruocevuojo, torio gerą vasaruojo, torio daržin, torio truom, tik paliekė atrasti mon buob, torio daržin, torio truom. Tik padėkė atrasti mon buob. Kadangi žodžiai galėjo pasirodyti ne visai suprantami, jums dzūkiškas vertimas Juozo Žitkausko. Veiksmas iš Mažeikių apylinkių persikelia į Kapčiamiesčio apylinkės. Ten taip pat gyvena, bet jau ne senvaikis, o sanbernis. Taigi dabar daina jau tampa sanbernio dainos. Turų kluonų, turų trobų, cik pamačykit rasti bobų, vienas aš be bobos dirbu ir vargelin sausas mirkstu, vienas aš be bobos dirbu ir vargelin sausas mirkstu, jei rastau aš sau bobelį, baltų kap kvietkas šūralio, tai mylėčiau, tai bučiuočiau, ir dienų naktį jų glostuočiau, tai mylėčiau, tai bučiuočiau. Dienų naktį jų glostuočiau, anksti keltau kurtą ugnį, nuok suknelių lūžtų durys, nemėgytau darbais kūstyt, neštau vandenį in kuknių, nemėgytau darbais kūstyt, neštau vandenį in kuknių. Lakėt sienos lygi valiai, negaliu atrasti sau dalios, tuščios pintos ir šiepukės, nėr bobelės, nėr patšukės, tuščios pintos ir šiepukės, nėr bobelės, nėr patšukės, vargstu dirbu brot savoju, yra geras vasarojus, turiu kluonų, turiu trobų, tik pamačykit rasti bobų,
Туру клону, туру тробу, всех помачики трасть бобу. Туру клону, туру тробу, всех помачики трасть бобу. Dėkui, Povilai. O dar ties kviečiu vėl Olėtų prie mikrofono ir girdėsim kito dzūkų poeto, katro 80-asias gimimo metinės minim. Antano Kalanavičiaus poezijų, nors ne, Stacevičiaus. Gražu, kad čia taip viskas vyksta ir humoro yra, ir dainų yra, ir partizanų atsiminimų. Viskas kažkaip čia pat yra ta poezija ir tas gyvenimas. Aš dabar perskaitysiu Stasio Stacevičiaus Antaną Kalanavičių. Kalnų Antanai, tiesuolių pušų Kalanavičiau, tavo mirties paminėjime jau pasikliaunu tik vėjų, nes nėr gražbiliaujančių kraujyje šalčio ar karščio, o tu kaip velionis už gyvą AK, jiems esi patogesnis 14 kartų, gal mesteltum ką ir ramiausiai išeitų, vaistažolių rankių, į tolius, į tolumas. Bet nuo tavęs dabar baisiai toli, tavo rankos ir kojos toli ir toli, tavo andai kalti, tavo grūdinti, kaulo kriaunom papuošti ir draugams lyg dievams, tolumoj dovanoti, galbūt atminimo, o gal susitaikymo peilį. Ir net nežinau, ar turėjai ar ne, savo rankose, ar ant pečių priešo galvą, nėr gailesčio debesyse, nedaug laiko žmonių akise, tad būk sveikas numiręs, pats savo vidurgirios ir jau viso labo, nes aš negaliu pasipriešinti ieškantiems net ne tavęs, o dievybė, sodyboj be užželiančioj debesimai. Beje, netoliese turi būti šuns kapas, kurį dar spėjai vienatvėj supilt, paskutiniam bičiuliui, po niekšiškų šūvių, o pasivėlavusi tavo knyga kažko primena, pasivėlavusi rudenį, riešutį, eglių pavirtusi. Čia Stasiuko Kalanavičiaus. Kaip jis rašė Kalanavičiui, pats savo numiręs vidurgirios, taip Stasiukas akis atvėręs į dangų pats vienas snieginuose speigia. Motinai, pirmoji šeiva. Jau laikas prisiminti tave, mano motina, sugrįžus iš dainos, tolstančios tarsi lieptas, vidurnakčio liūty. Tavo girios ateina, tavęs švilpia drebės, kai vėjas paklysta, ar vėjas sūnus, mano motina. Tu surinki mano liepų žydėjimą lyg temstant, kad žvaigždynai žiūrėtų ant medžių, rasoto žievės, tarsi ilgesio rankšluostis kelias, išmargintas mūsų laiko pėdsakais, nuo tavo kančios, lygi dabar, te nebus vienišos praeities. Naktį rūtom vainikuota, naktį rūtom vainikuota, naktį rūtom iškaišyta, prisertinsiu, priglusiu, prie tavęs manoji meilė, saulės auksintais plaukais, terasom apsunksta giesmas, terasoj naktiniai maudos, terasas užžaižaruoja, lyg beržų nusvirę šakos, vasaros giedrais rytais, bet vaivorykštė per naktį, iškeliavo ir išnyko,
Neužteko ryto saulės, jos bespalviai, tyliai sroviai, iškeliavo ir išnyko, tartum laukdami nuo seno, tartum laukdami nuo seno, tartum laukdami nuo seno, sūnus motinų kantrių, obelis baltai sužydi, jų per giesmę kelias baltas, lyg senos galvos rimtis naktį rūto vainikuota, naktį rūto miškai šyta, prisertinsiu, priglusiu prie tavęs, manoji meilė, saulės aukštintais plaukais, kad žmogaus kaip žemės mosto spinduliai sugrįžtų ryškiai, nučiulbėtų gelsvą grūdą, ankstyvieji vieversiai, naktį rūto vainikuota, naktį rūto miškai šyta, prisertinsiu, priglusiu, dar šviesos diena baltąja, žvelgiančios gelmės naktim. Ir vaikišką svajonę skiriu tėvui. Grikiai tarp dantų, tėvas prie ugnies garuoja, mano žolinis kardas prieš visas piktas dvasias, mano žolinis žirgas pastalė drožlėm pražydo, iš gelsvų šiaudų vainikai mano broliams ant galvų. Jūs, ką sakėt, negirdėjau, per toli buvau nujojęs, griaumedžiais šokuoja garsas, ką manau, nepalikai? Antanas Kalanavičius. Ačiū Oleta už Antaną Kalanavičių. Kviečiu, aš taip pagalvojau, kad iš viso šito gausaus būrio poetų mes čia turim 3 Jotvingių premijos laureatus, įvairių kitų premijų laureatus, nu vis tiek reikia tos premijos, svarbu ne tik pinigai poetam, bet ir garbė įvertinimai. Ir turim vienų poezijos pavasario laureatų. Pamiršau, kuriais metais, net seniai buvo, bet vis tiek atmintis yra. Tai Marius Burokas, poetas, vertėjas. Prašom, Mariau. Aš užimsiu kiek daugiau laiko, nes turėjo būti 2 viešnios šiandien, bet vakar viena iš jų ukrainietė, Irina Šuvalova, bet jį vakar net laikė telšių svetingumo ir šiandien niekur nevažiavo. Paskaitysiu jos vieną eilėraštį, jo labiau yra tokia liūdna proga artėja. 2023 birželio 6 buvo susprogdinta Kachovkos užtvanka Ukrainoje ir buvo sukelta ekologinė katastrofa. Čia Irina Šuvalovos eilėraštis apie tai, vadinasi Didžiojo vandens triptikas. Pirmas. Po potvinio. Plaukia Nojus maža motorinė valtimi, dairosi sutrikęs. Šį kartą nepavyks visų po 2, tik štai tą kiaurai permirkusią katytę, šį šunį pabrukta uodega, o ant to plaukiančio šerno iškėlusio šeriuotą snukį į valtį jau neįtrauksi. Būtų arka, bet jie dar nepastatyta pataikė iš ano kranto artilerija ir dabar nei arkos, nei kranto. Tik ši vandens plynė, o virš jos namų stogai ir medžių lajos, lyg ant žemės suklupusių karštai besimeldžiančių nugaros, o štai ten, aukštai, iškeltos rankos tų, kurių visos maldos tarp delnų ištekėjo, kuriems teliko tylomis tiesti į dangų groblėtus nuo vandens pirštus. Antras, žvejai. Kas ta Galilėjos jūra, palyginus su jūra Chersono, kuria netikėtai sausvagė tapo? Kodėl viešpas padarė mus žmonių žvejais? Kodėl paleido žmonės kaip žuvis plaukiot? Kodėl paliko žuvis gaišti sausumoje? Sunkus mūsų tinklai viešpatė, bet mes neskubame jų traukti iš vandenų, bijome, kad laimikis bus per gausus. Sėdime, svarstome, kaip kreiptis į tave viešpatė, nes mūsų burnos negali išsrėpti tavo tylėjimo jūros. Trečias, vienas. Tiek daug mums atsiuntė vandens turbūt todėl, kad tas vienas, kuris moka jo vaikščioti, pasiektų kiekvieną kiemą, galėtų žengti tiesiai nuo žvilgančios plynumos
ant palangių slenkščių ir į stogų verandas, kad padėtų neišsimiegojusiems žmonėms susirinkti savo daiktus, į languotus krepšius ir klijuotės maišus, kad užmautų senutėms ilgus aulinius, nuleistų jas į valtis, ieškotų stalčiuose kartu su vaikais, permirkusių užrašų ir sąsiuvinių, o tada apsikabinės ilgai neštų gauruotą šunelį, šnabždėdamas jam į ausį kažką visai ne iš Biblijos, ką nors paprasta, taip paprasta kaip neverk, nereikia, taip paprasta kaip vieną dieną mes visi sugrįšim namo. Skaitysiu dar porą savo. Pasaulis baigęs, todėl reikia rašyti eilėraščius. Aidas Marčėnas. Pasaulis baigęs. Sustingsti prieš šią artimą viziją kaip triušis prieš smauglį. Gali, žinoma, rašyti eilėraščius, pamakaluoti žodžių žibintuvėliu tamsoj. Iš tamsos galbūt atsakys tuo pačiu, bet daugiau tikėtis neverta. Gali plėtoti metaforas apie amžiną kovą, laužo šviesą, žvaigždynus, kitus ribotus ir trumpalaikius šviesos šaltinius. Bet pasaulis baigęs kaip ta žibintuvėlio baterija. Ir kol ją pakeis, jei pakeis, tavęs jau nebus. Gali jį išjungti ir laukti, kol akis pripras, tada rėkti per tamsą, tikintis, kad aplenksi, kad nepamirši eilučių, kad perduosi toj durnoje stafetei skiltuvą, žibintą ar daktį, nes pats nežinai, ką neši. Pasaulis baigęs ir laisvin ištrūkti gali tik per tamsą. Matau tą žibintuvėlį. Metalas kiek parūdyjas, stikliukas barška, lemputė blausi, baterijos senos ir sunkios, tik pakratai ir užgesta. Nuknisau jį iš senelio. Jis vienintelis man apsauga, paguoda ir ginklas. Nes ta trijulė, pasaulis, kalba ir Dievas, jau nežinia, kas iš jų gyvas ir kiek. Paramedikė. Šviesa dar visai jauna. Šypsosi taip, tarsi šypsena būtų ką tik išrasta šiame pasaulyje. Šviesa kalba ramiai, kiek liūdnai, į telefono kamerą. Mryjų dažyti, svajoju išgyventi, sako. Šviesa ką tik sugrįžo. Nusiprausė kraują ir prakaitą, pasirūpino sužeistaisiais, užmerkė akis žuvusiems. Šviesa šypsodamasi sako, kad ateitis jos palauks. Dabar suprantu, kodėl Marijos širdis perverta kalavijais. Šviesa ir yra tie kalavijai. Harvard pačakaja, Harvardas palauks, sako šviesa. Vaizdo įrašas baigėsi. Ačiū. Dėkui Mariui Burokui. Padartis paskaitysiu savo dzūkiškų eilėraščių. Taip kaip suprantat, jau kad renginio vedėjas jau skaito, tai vadinasi jau im pabaigų jau viskas eina. Šitokias labai eilėraščiai bus labai tokie, galima sakyti, tokie asorti visokių, labai visokių nuotaikų, net ir viskį paskeiksi paskiau. Dešimtamintis. Sirnaitės, devyniakojaitės, briedis, devyniaragis, sodas, devyniamedis, obelys, devyniašakės, su 900 rausvų obolokų, po 9 mėnesių žydėjimo laibais kotukais in saulai ramės, žiedo akilai in žemės žūro ir siunčia kvietimų vėjo švilpesiais per besblaškančius sniegulas, per ruduojančius žolynus, trainoms sirnaitėm beig drūtam briedžiu sulėks prie devyniagumbio liemenių ir šoks devynatakčiais ritmais ir priskrėst nuo 9 šakų spanksančių kapom obolokų, kad būt kuo užkust po gero užgerimo balto sniego kisieliaus per patį kalėdnaktį. Balius. Gulbinukas įskrenda ieškos pakainesnio debesio. Dar aukščiau, dar arčiau dangaus skylukės. Pro katrų saulę praslys,
apšviežami bėgi kūtai aštresnį, instrigdytų jos pluton. Tadu tai bus šventė, tadu tai jau balius, debesis ant knygų stalus sustumsim, iššaudysim korkus nuo kvyno butelaicių, lėkštes priskrausim pernykščių bagų kūsnių, visas plutas susidėsim į provas iki parudavimų ir laksim vynų sulūžti gerdami ir busiuosim damas, anūdien dar varlam buvusias, ir gaudysim gulbinuko mėtomų žaibus nuo debesų pusės, nuo dangaus kilės, lygiai stankinio pasgerimo, lygiai negalėjimo paskelbti, lygiai įsikabinimo kuolukan, žemės pluton nepasduodančion. Amžinas pavasaris. Nigdy nesupūvantis grabas galvon, grabas dar kažkur, iš kur išlanda rudos gyvatės, paskiau rangos pūna ir būna, kad laidėsim žemį, kad ron per šventų Stanislavų, pilnas išviečiant, bus sodinami cibuliai, katrus kurtai palei rubežų senakunigo gaspadinės žuvis, rudan kvajinien graban, po to daigis, lais laiškus, traš iš kapinyno prasineštais kvietkų rankinukais, ąžuose sustasis kuolukus su numirusiais užrašais, nabašnikų pavardėm vėl sodis geriausias cibulių veislas, raus, žuvis, tan graban, katron, po kuro tai čėso pati atsiguls arba bus paguldyta, rankon vieto nabrozelio laikydama žaliuojantį cibulio laiškų, ant katro iš abiejų pusių bus rašytas gyvenimas, neišpoterų tos tajamnicos, nenudirbsi darbai, visi padarysi griekai, kad reil kils su svogūno laišku lig debesų, lygi švento Petro stovinčio palei duris ir pasipursis, ištrauksęs tankinės ašarą šventam žmogų, kad jis niekaip negalės pataikyti šventų raktu in šventų amžinybės pakajų. O dar tas eilėraštis, kuris yra sudėliotas, parašytas, ramintis dzūkų ne keiksmažodžiais, bet dzūkų keiksmais, dzūkai keiksmažodžių neturi. Tai šitą taikau tikrai niekam iš čia netėjusių, taikom tai, kurie neatėjo, katrai nemyli poezijos ir apskritai nieko nemyli. Baisus eilėraštis. Tu, žalias judošau, rudų rudiausias poveikia, kapšūdas įlindys ant lojikų, zurzi ir zurzi savo tiesas apie nesavų pasaulį, šneki bilekų, gal tau kažalant zvanina, ar palo susisukė, zurzi pats nežinodamas, ko nori, šiks ar balto pirago ant randelių šeisto stalo, dalyvu kaptunus bodai, maža tau krūkelio bibin. Tegul tavo užpencenkitų pusė apsisuka, kad nerastai kelio lygi astankinės duobelės, o jeigu jauti papulsi, tai kad tavi pasmerts net kirmelas neėstų. Ir kad reikėtų biskį nuimt po tokio, tai ne viskas iš knygų pareina. Jei nematai, tai nereiškia, kad nebuvo. Jei negirdi, tai nesakyk, kad nėra. Vėrik pats ir paporik kitiem. Kaponia Anelka, baltus kepetų perišus trenas, palei namų senos grūšos viršūnėn sėdėjo naktsiu ir kukavo degutės balsu. O dar ties Povilas Girdenis kukuos. Numeris 61. Poezijos pavasaris 61 merkinėje atėjo link pabaigos. Ilgokai galvojau, kokią dainą pabaigti, kadangi čia šalia užkandinė,
tai pagalvojau, kad labiausiai tiks daina atsiradusi iš Almio Grybausko eilėraščio, kaip ir eilėraštis, jį vadinasi O ten toli. O ten toli lediniai miestai, pašvaistę margą iškabinę. O ten toli ir tu prisėski prie šleivo stalo užkandiniai. O ten toli nurieda kalbos, rytų ekspresai ir lavinos. Linguoja neišvaizdžios galvos, slapčiausi žilstantys lobynai. O ten toli ir aš keliausiu ir pargabensiu pilną saują gandų ir smulkmenų keisčiausių. Tiems, kurie niekur nekeliauja, pro langą žvelgia pasakorius galaktikos nebyliai sprogsta ir girtas mėnuo pasikorė ant gaisrinės Grimizdo bokšto. Pro langą žvelgia pasakorius galaktikos nebyliai sprogsta ir girtas mėnuo pasikorė ant gaisrinės Grimizdo bokšto. Ir girtas mėnuo pasikorė ant gaisrinės Grimizdo bokšto. Ir girtas mėnuo pasikorė ant gaisrinės Grimizdo bokšto. Dėkui, Povilai. Na, dažniausiai per tokius skaitimus tai būna antras ratas. Bet kadangi poezijos pavasaris labai jau baigėsi, beveik šiandien yra paskutinis poezijos vakaras, rytoj tik jau pavakarys baigiamasis Sarbievijaus kieme. Ant stalo, noriu sakyti, ant mano stalo, nei čia mano, čia pabuvau po pusantros valandos, tai nelabai stapo mano. Yra dar 3 poezijos pavasario almanakai, kas norit įsigyti, tai reikit po asaros iš karto, kaip aš baigsiu šnekėti ir galėsit įsigyti. Dėkui, kad
atėjot, kad atvažiavot, nes matau ne tik atėjusių, matau ir atvažiavusių. Dėkui, kad skaitėt Nunai Fair Netvingen ir gražos vasaros, gražaus rudenio ir laimingų šventų kalėdų. Iki kitų kartų. Dar sėkminių dar. Ai, dar sėkminių, ir Velykų.